viskas, kelionė kaip ir baigta. Va, pakuojamės daiktus, ane? Mūsų atėjo visas maršrutas iš čia ir vėl grįžo į mūsų namuką, iš kur pradėjome. Nu, žiūrim žaizdas. Vidmantas nedaug turim, mažą puslytę. Vienintelė jinai. Ja. Ką, viskas sukrauta. Atešė tam kiemui Hardanger Vidos. Maloniai priėmė, sakė, buvo geri dievai, ane, Vidmant? Buvo geri dievai, jau čia tikrai. Savaitės dar kažkur nenori sėdėti, jis pas savį striukė. Kažkur tai įdėsi. Noriu pasakyti, ačiū draugams už tai, kad atvažiavot, kad nebijojo, kad neišsigando, kad įveikė, nesiskundė, pamokino, pasijuokė kartu. Dėkui, iki kitą kartą. Svarbiausia, čia mums reikėjo, o jisai dėkoja, ne? Nu, čia blemba, jisai dėkoja, kad mes... Vidmantai, už tavo pirmąjį kartą mums tai buvo pirmas kartas. Aš tikiuosi, kad bus ne paskutinis, nes pamatėm vat šituose laukuose, begrįžinėjant dėduką, kuris atsivedęs du savo anūkus. Tai gal mes kada nors su anūkais dar pabandysim su palapinė kokią įveikti kartą, ne? Nu, man tas negrėsi, bet tau. Mes kartu tau galės kompaniją palaikyti. Va, Artūrai, matei, ir du dėdukai varė. Tai čia dar, man atrodo, mes sugrįšim. Faina buvo. Ačiū, Vidmantai! Nes, nu, pavargsti ypač, kai jau ir šalta darosi, jeigu žinai, ir ten šlapia, ir drėgna tas miegmaišis, pavyzdžiui, 5 dieną jau, ne? Tas miegmaišis jau būna šlapias. Tai, žinai, jau toks atsiguli kaip į skudurą suviniota, žinai? Būta sniego. Čia iškrauna gina, ne? Truputėlį nuvalo sniegelio, kažkas surenka aparatūrą. Nu ką, pargrįžimas? Jo. Oslas, vėl Tumeloniai. Čia gyvena, vėl vieną naktį pas juos jau nebe palapiniai, man atrodo, miegosim, Vidmantai, ne? Žadėjo. Ar galim čia pasistatyti pas tave lauke? Žiauriai patika, sakė. Žiauriai patika. Jo, reikia į lauką, mamai. Per vieną naktį turėtume paimti. Tai va, šitą parodysiu. Šitą turim tokį specialų gėrimą užsitarnavom. Va, šito plokščiakalnio gėrimukas. Labas rytas, Tumeloniai, visi, kurie mus priėmė čionai. Ačiū jums labai, tusentak, sakom su Artūru. Tusentak. Ja, ir ką, Artūras dar? Ką, nu ką, dėkui Vidmai, dėkui Rūtai, žinai. Visus išvardink. Gundė, Glitrė, Faustus, Vidmantas, Rūta, Dominikas. Jo, visiems dėkojam už... Jo, ačiū už šiltą ir šaltą priėmimą kalnuose. Ir tikimės dar gal sugrįšim. Nu jo, svajokim. Va, jau eisime su savo kojytėmis dabar, nebeslydėm. Užtenksi slydėm jau. Jo, nu bet jūs čia turit gerą orą, tai jum jį ir paliekame. Ačiū, ate. Nu ką, jau oro uoste, daiktai priduoti. Einam ieškoti, kur mus patikrins. Va, ir ką randu, oro uoste yra defibriliatorius. Labai reikalingas daiktas, irgi Norvegų raudonas kryžius šitą dalyką turi. Atsidarai gaubtą, neužrakintas, išsiimi ir bėgi naudoti, jeigu reikia. Numeris pas juos 113, matau, ne 112. Artūras eina suras dabar mums vartus, kur reikia laukti. Reikia žiūrėti departūrę. Departūrės. Einam pažiūrėti. Vilnius. 7 minutės kelio teks eiti jo. Lemba. Nu, biškeisim kažkur. Į kokią einam? Pala, lemba išmušė iš ritmo. D11. Gerai.
Jo, skrydžio numeris FR1500. Va, jau atvykom prie Alaus aero uoste. Ir pažiūrėk, kokios sumuštinius Nu, čia Artūras iškepė iš Jo. ryto. Norvegiškos donelės. Kaip tau įspūdžiai atvažiuojant šios dienos? Nu ką, suplanavom kaip ir vis gerai. Svarbiausia, kad užsimetėm laiko, nerealiai. Tai va ir įvyko taip, kaip ir turėjo įvykti, kaip ir Rūta nupasakojo, kad kažkur turėsim užkliūt, kadangi remontuoji metro, turėsim persėsti, bet mes aišku netikėjom, bet gavos taip, kaip gavos. Bet gerai, kad turim išmanios smegenis ir Laiko turėjom papildomai. nu ir laiko turėjom, anksčiau išsiruošėm, neskubėdami. Ir kol kas dasikasėm iki aerouosto sėkmingai. Artūrai, reikia dar pasakyti skol. Į sveikatą. Skol, į sveikatą. Vyksta veiksmas. Nu ką, panašu, kad oras ir Lietuvoje toks pat. Jo, bet Čia dar truputį turim sniego aerouoste. Taip, viso gero Osle. Gerai.